mėlyjeji, esame naujausiose Samaš gamyklos patalpose. Čia yra automatinis plieno sandėlis su robotizuotu lazeriu ir padavimu. Ir specialiai mums šioje salėje paruošė ekspoziciją su naujausiais šių metų gamintojo modeliais. Viena iš šių metų naujienų pristatytų Hanoverio Agritechnika parodoje yra naujasis Z2 960 centrinio grėbimo grėblys. Pasižiūrėkite, kokio dydžio rotoriai. Kiekvienas rotorius turi net 4 metrų skersmenį. Ir Samaš pristatė kaip ir smulkmeną naujas dvigubo lenkimo spyruoklės, kurios užtikrina didesnį standumą ir galimybę grėbti didesnį masės kiekį neatsilenkiant. Taip pat įdomi nauja modulinė važiuoklė. Tai reiškia, norint pasikeisti ratus iš viengubų į dvigubus ar kitokias specifikacijas, nereikia keisti visos važiuoklės, bet viskas pasikeičia šitose vietose. Dar iš įdomesnių dalykų, jau nebereikia nusiimti alkūnių iš rotorių tam, kad transportuoti. 3 alkūnės viršuje tiesiog atsilenkia išėmus kaištukus ir galima tilpti į 4 metrus transportinio aukščio. Lygiai taip pat susilengia ir apsaugos. Kitas įdomus dalykas, kurį galim pamatyti čia, yra nauja važiuoklė ir naujas važiuoklės dizainas. Samaš jau turi galimybę lankstyti netgi tokio diametro iki 160 mm vamzdžius, todėl visa galinė važiuoklė pagaminta iš vientiso vamzdžio be jokių virinimo siūlių. Kitas svarbus dalykas, ypač kalvotose vietovėse, galimybė komplektuoti svorius į galinius ratus. Tai užtikrina, kad grėblys nenuslys pagal jūsų važiavimo trajektoriją. Svarbi naujiena Z2 modeliuose, tai nuo šiol rankos ar alkūnės, kaip be pavadint, gaminamos ne iš apvalaus vamzdžio, bet iš profiliuoto profilio, tokio pat, kuris naudojamas ir kardanuose. Tai pasižiūrėjus iš arčiau, matas turi net 1, 2, 3 standumo briaunas. Na ir kaip visada Samaš standartinė komplektacija turi šitas guminės gaudyklės, tam, kad kraštinė nulūžusi spyruoklė nenuskristų kažkur jums į pašarą. Čia naujas dizainas, kadangi Samaš šiek tiek pakeitė spalvas, įvedė juodų elementų, šiek tiek pakeitė žalią spalvą. Čia toks smulkmena atsidarantis dangtelis ratų atramoms. Kaip opcija darbinis apšvietimas. Parodysim dar kitą modelį, jis gali ir atsikabinti tam, kad aptarnauti agregatą. Iš įdomybių, ko gero turim nueiti į priekį, naujas perdavimas. Anksčiau Z2 modelis turėjo perdavimą per kardaną į vidurinį reduktorių ir visa jėga buvo perduodama 90 laipsnių kampu. Šiuo metu turim reduktorių šioje vietoje ir gale perduodama 45 laipsnių kampu į abudu rotorius. Tai galime matyti štai ten. Tai reiškia, kad galime sulenkti grėblį su įjungtų kardanu. Anksčiau tai būtų tiesiog sulaužę velenus. Kitas svarbus dalykas Z2 grėblyje yra hidropneumatinis spaudimo reguliavimas į dirvą. Samaš po truputį atsisako spyruoklių ir viskas bus reguliuojama cilindrų pagalba. Čia matome manometrus, kurie parodo spaudimą abiejose rotoriuose. Tai jeigu matysime, kad kažkur yra gedimas, tai pagal šios manometrus bus aišku, kurioje pusėje ieškoti problemos. Na ir hidraulinis darbinio pločio reguliavimas standartinėje komplektacijoje. Tad turime tikrai prabangų grėblį, beveik 10 metrų darbinio pločio ir maksimalus efektyvumas.
Už manęs yra naujasis Samaš modelis, na, toks ir naujasis, jau jį matėte, ką pasiesi parodoje, MRG2 900. Juostinis grėblys, pagrindė skirtas pramoniniam ūkininkavimui ir liucernos rinkimui. Kadangi juostinis grėblys užtikrina švarų pašarą ir tai, kad grėbiant masę nebus nulaužti liucernos lapeliai. Taigi, MRG2 turi ypač prabangią komplektaciją standartiškai. Nereikia pirkti opcijų, nereikia pirkti elektrinio valdymo. Yra elektrinis valdymo pultas, kurio pagalba valdote atskirai beveik kiekvieną grėblio elementą. Taigi, turite standartę priekinius prispaudimo valiukus, priekinius deflektorius. Visur kampai yra reguliuojami. Čia galime pamatyti. Per šitus grybukus reguliuojami deflektoriaus poziciją priklausomai nuo grėbiamos masės. Tuomet valiuko kampas irgi yra reguliuojamas. Apie rinktuvą šiek tiek vėliau parodysim vizualizacijoje. Visa juosta yra vientisa. Galima pasirinkti juostos tipą pagal jūsų grėbiamą masę. Tai ar jūs grėbsite liucerną ar šieną, galima prisitaikyti labai individualiai. Taigi, kaip sakiau, visa juosta vientisa ir susikabina per tokias kaip nesavardžėlės, pabandysim parodyti. Tuomet, kas labai svarbu, tai 9 metrų darbinis plotis. 2 elementai po 3,5 metro ir gali daryti savalką per vidurį, gali daryti savalką į vieną arba į kitą pusę, kadangi šie rinktuvai, šios sekcijos, viena nuo kitos gali veikti nepriklausomai. Tai reiškia, galite pasirinkti, kad šitas suksis į kairę arba į dešinę. Rinktuvas gali suktis lėčiau arba greičiau, irgi taip kaip nustatysite. Tai reiškia, valdymo pulte galite pasirinkti visas įmanomas kombinacijas. Apsisukimai. Taigi jūs važiuodami galite užsimesti masę ant transporterių, transporterį išsijungti, apsisukti ir vėl viską sumesti į savalką. Irgi labai patogu. Jeigu pradėsime mesti ir į vidurį, ir į šoną, tai maksimalus darbinis plotis yra 10 metrų 80 cm. Turime, ko gero, plačiausius transportinius ratus rinkoje. Turime pneumatinius stabdžius. Čia rankinis stabdis, ratai ganėtinai masyvūs. 520 mm plotis, tai čia 520, 50 ir 17 ratlankis. Plati padanga, skirta kuo plačiau paskirstyti grėblio svorį ant pievos. Ir sparnai, dar nepaminėjau to, kad turi hidropneumatinį spaudimo į dirvos reguliavimą, tad pats rinktuvas, pats grėblys beveik nesudaro spaudimo net į minkštą dirvą, o visas svoris pereina į ratus. Šitą galite nustatyti priklausomai nuo savo darbinių sąlygų. Iš apačios galite matyti pasirinktinai arba ritinėlius ant balansyro, arba kitoje pusėje yra ne pavažos, o tokie diskai su panašiu principu kaip būgninė šienapjovė. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kaip yra padarytas rinktuvas. Rinktuvo sandūra per vidurį. Jeigu sudarite ir turite bendrą plotį, kraštai yra susiaurinti tam, kad jūsų rinkimas būtų vienodas netgi per vidurį. Pasižiūrėkite rinkoje, tikrai ne visur taip yra ir rinktuvas sujungimo vietoje gali palikti nesugriebtą masę. Sukabinimas. Kas labai įdomu, tai sukabinimas yra suintegruotu tepalo siurbliu, kuris aptarnauja visą grėblį. Tai iš traktoriaus hidraulikas reikalingas tik tai pajungimas grėblių išlankstymui. Visa kita valdoma per savo nepriklausomą sistemą. O kardanas čia pasijungia ir veikia kartu su pompa. Ir pasisuka kartu su visų sukabinimu, tad galite drąsiai daryti posūkius net iki 90 laipsnių. Šioje vizualizacijoje galime matyti, kaip veikia šio grėblio rinktuvas. Tai spiruoklės sukasi ne ratu, bet turi tokį savo kelią, kai viduj pasislėpia ir vėl grįžta į darbinę padėtį. Tai švariai numeta masę ant transporterio juostos, kuris sumeta grėbiamą masę į savalką. Ši iliustracija parodo, kokiais 6 būdais galime sugrėbti masę. Tai gali būti centrinė savalka, galime grėbti į du šonus,
į kairę, į dešinę žinoma, centrinė ir šoninė iš abiejų pusių. Taigi visą tai turite standartinę komplektaciją ir valdote ypač paprastai naudodami elektrinį valdiklį. Alyvos bakas MRG 2900 modelyje yra čia, suvirintas, sandarus ir turintis gan pailgą ir išdėstytą svorio centrą. Viso grėblio svoris yra 5 tonas 500 kg ir santykinai nedidelis ilgis, tik 5 metrai. Todėl transportuojant jis yra daug kompaktiškesnis, lyginant su tradiciniu centrinio grėbimo ar kitokiu grėbliu. Vat pasižiūrėkit, čia yra 5 metrai, o čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Demonstracinėme modelyje, tiesiai iš parodos, matome pasirenkamus transporterio juostos tipus. Tai šita negrublėta juosta yra skirta labiau cukruotai masiai, liucernai. Kaip gamykla sakė, labai tinkamas variantas Olandijos pievom, kadangi ten žolės turi daug cukringumo ir yra lipšnios. O pavyzdžiui, sausesniai masiai jau yra labiau grublėtas paviršius. Galima taip pat užsakyti su tokiais arba aukštesniais borteliais, sausos masės permaišymui. Visa ši konstrukcija skirta nukreipti masę ant transporterio yra pakabinta ant spiruoklinio plieno lingių. Tai iš esmės tokiu pat, kaip naudojate plūgose ar bet kur kitur. Tai metalas sviruoja, bet šie lakštai tam ir yra skirti. Šioje vietoje yra alyvos radiatorius, aušintuvas ir čia visa hidraulinė sistema. Taigi, apie MRG modelį ko gero tiek. Tikimės jau greitų metų pamatyti šį grėblį Lietuvos laukose ir ūkiuose. Agritechnikoje Samaš pristatė ir naują Samba lengvosios šienapjovės modelį. Tai iš esmės Samba nedaug pasikeitė. Tai pasikeitė pjaunamosios pavadinimas. Anksčiau jį vadinasi Light Cut, dabar vadinasi Swift Cut. Tai yra tiesiog toks marketinginis dalykas, sakykime, kad geriau skambėtų klientui. Ant pjaunamosios demonstruojamos aukšto pjovimo pavažos ir jų tvirtinimo būdai. Tai per šias įvairias galite reguliuoti savo pjovimo aukštį. Ar mažiau, ar daugiau. Čia yra pasirinktinai komplektuojamos pavažėlės. Įprastai pjaunamosios stalas atrodo štai taip. Bet Swift Cut, buvęs Light Cut Sambos pjovimo stalas atrodo taip. Toliau pereisime prie Perfect Cut pjaunamosios, kuri atrodo kardinaliai kitaip. Kas dar naujo šiame modelyje? Tai šiek tiek pakeitimų ties sukabinimu. Anksčiau reikėjo ieškoti tos pozicijos, kad pakeisti iš transportinės į darbinę padėtį. Šiuo metu ta funkcija pasukat rankenėlę, atblokuojat, užblokuojat, viskas. Daug patogiau. Ties sukabinimu atsirado įrankių dėžutė, skirta laikyti peiliukus. Na, tokia smulkmena, va čia kaištukai pasistato, bet kažkas naujo. Ir dar vienas atnaujintas dizaino elementas, tai Samba gavo plastikinį dangtelį, tai išvaizdos prasme šienapjovė atrodo šiek tiek gražiau. Beje, kaip opcija, klientai gali užsakyti šį stovą, skirtą šienapjovės saugojimui žiemą, tad galite pasistatyti šienapjovę po stogu, neužimant daug vietos. Samba šienapjovė gavo dar vieną labai įdomią opciją, tai galinių volų pasirinkimo galimybė. Guminiai volai, labiausiai aktualūs liucernos pjovimui, na taip pat dobilam. Tai anksčiau Samaš neturėjo tokio pasirinkimo lengvosios šienapjovėse, nuo šiol Samba 240 gali turėti volus, kurie varomi kardano pagalba. Čia dar įdomus dalykas, specialus reduktorius, kuris duoda pavarą abiem volam nepriklausomai. Nėra taip, kad vienas volas sukosi ir duoda inerciją kitam. Abiem volam ateina galia per kardaną. Čia dar toks papildomas amortizatorius, kai daugiau masės, tai volai turi galimybę pasikelti. Ir reduktoriai irgi turi šiek tiek kaigos per šią vietą, tai čia kažkokia, gero, kad movo yra. Visos šienapjovės svoris tik 960 kg, todėl
ją galima naudoti su santykinai nedideliais traktoriais 90-110 arklio galių modeliais. Didžioji Samaš naujiena tarp mulčerių jau seniai testuojamas, bet tik dabar parodytas naujasis modelis KBRP 250. Tai sunkusis šoninis mulčeris. Tai pradėkim nuo to, kad naudojamas daug masyvesnis sukabinimas. Šios mulkintuvo svoris yra daugiau negu tono 200 kg. Ir visos įdomybės slepiasi viduje. Korpusas yra nuo Mamut sunkiosios klasės mulkintuvo ir tame tarpe turi masyvų vidinį veleną, daugiau negu 20 cm skersmens, Mamuto plaktukus sunkiosios klasės, visą korpusą iš Strengso, o čia viduje yra Hardoxo priešpeiliai, kurie skirti dar geresniam masės susmulkinimui. Iš arčiau galite pamatyti, kad plaktukas tarp priešpeilio turi labai mažą atstumą. KBRP 250 modelis, kaip ir Mamutas, turi pakeičiamą vidinį korpusą, irgi pagamintą iš Hardox plieno. Tad jeigu dirbate ypač sunkiose sąlygose, labai akmenuotose, kur masė gali pažeisti jūsų smulkintuvo korpusą iš vidaus, tai čia to tikrai neįvyks. Blogiausiu atveju pasikeisite vidinį korpusą, o iš išorės jūsų smulkintuvas atrodys kaip naujas. Masyvus galinis velenas, reguliuojama aukščio, veleno pagalba nusistatyti savo darbinį pjovimo aukštį. Priekyje plastikinės mentelės skirtos tam, kad masė neiškristų į traktorių dėl saugumo. Sukabinimo įtaise turime hidraulinį cilindrą skirtą apkrovų nuėmimui. Pakabos mechanizmą. Agritechnikos hitas ir naujasis Samaš priekinės šienapjovės modelis XDF. Demonstracijoje turime XDF 351WH priekinę šienapjovę. W reiškia guminius traiškytuvus, o H reiškia tai, kad šienapjovė turi ne spiruoklės, o hidropneumatinį pakabos mechanizmą. Tai viskas reguliuojama cilindrų pagalba. Operatorius turi pultelį, kurio pagalba mato, ar šienapjovė yra darbinėje ar nedarbinėje padėtyje, nes visas sukabinimas gerokai pasikelia, kai jau esama darbinėje pozicijoje. Taip pat visas tepimas išvestas centralizuotai į priekį, kad nereikia vaikščioti per kelias vietas tam, kad paruošti šienapjovę darbui. Tai va, čia 4 taškai ir čia dar 5. Tai ir dar ant cilindrų turim tepimo taškus. Tai matos, kad tai žymiai palengvins operatorių darbą. Kodėl 351 ir kodėl Samaš šiek tiek keis savo modelių pavadinimus. Tai iš esmės pjaunamosios plotis yra 3,40, bet iš tiesų šienapjovės darbinis plotis yra 3,48, tai beveik 3,5 metro. Ir tai atsiranda dėl to, kad peiliukai šiek tiek išeina už pjaunamosios kraštų ir duoda dar po 4 cm darbinio pločio. Iš priekio, sakykime, niekas nepasikeitė. Apie pjaunamąją ir jos elementus bus įdomiau pamatyti ant KDD drugelio. O čia pagrindiniai pokyčiai tai reduktorinė pavara tiek pjaunamąjai, tiek ir traiškytuvams. Naujas elementas tai šiek tiek patogesnis šienapjovės prikabinimas. Tai bus galima ir pačiam traktoristui prisikabinti priekinį šienapjovę. Iki šiol panašu, kad kabinantis KDF šienapjovę reikėjo ir kito žmogaus pagalbos. O čia rankena su spiruoklėm, tam, kad prasikaiščiuoti sukabinimo trikampį. Kaip visada standartinėje komplektacijoje Kenfix jungtis, ypač patogios, grublėdos, todėl net ir tepaluotomis rankomis galima tvirtai suimti šientgalį. Manometras dešinėje pusėje, tam, kad operatorius galėtų gerai matyti sistemos slėgį ir atsiradus nesklandumams greitai į tuos nesklandumus reaguoti. Kadangi darbinis šienapjovės plotis yra pakankamai nemažas, 3,5 metro, tai kraštai jau hidrauliškai reguliuojami. Stovi vienpusio veikimo cilindriukas, pakeliantis kraštus. Viena iš svarbių ir nesvarbių naujovių yra XDF modelio dizainas,
toks erdvinis jau iš plieno lakšto vietoj profilinio, kokį matėte KDF modelyje. Tai kažkam tas KDF modelis buvo gal ne pats gražiausias, šitas atrodo daug geriau, bet iš tikrųjų manau, kad ir KDF šienapjovė daug svarbiau yra turėti didelį kopijavimą negu gražiai atrodančią šienapjovę. Agritechnika 2023 parodoje Samaš pristatė naująjį savo modelį, kaip čia pasakius, naująjį, jau senąjį, netgi klasikinį gigakatą KDD 911, bet svarbiausia naujiena, šis modelis jau valdomas ISOBUS pagalba. Samaš didžiuojasi, kad kaip pirmieji Lenkijoje žemės ūkio technikos gamintojai gavo Vokietijos DLG agentūros sertifikatą pažyminti, kad KDD modelis turi tą tikrąjį ISOBUSą, puikiai veikiančią sistemą, ištestuotą, veikiančią su visais traktoriais ir visais terminalais. Taigi, pirmasis ISOBUS drugelis iš Samaš. Dar kelios naujovės, tai centrinis drugelio tepimas. Čia turime automatinę sistemą, keičiamą tepimo tubelę, paduodančią tepalą į reikalingus tepimo taškus. Ekspozicijoje turime ir matome KDD 911 STH modelį su Perfect Cut sijom. Iš esmės, gigakatą galite įsigyti trim pločiais – 860, 911 ir 941. Tai šis modelis yra praktiškai identiškas kaip 941, bet turi šiek tiek siauriau pastatytas pjaunamasis. Pjaunamosios stovi šiek tiek siauriau negu 940 modelyje ir turi du būgnus iš vidaus. Tai reiškia, kad šį drugelį galite drąsiai naudoti ir su 3 metrų priekiniam šienapjovėm ir apsisukimuose ši kombinacija jau nepaliks barzdų. Dabar apie pačią Perfect Cut pjaunamąją. Perfect Cutas tai ir tokia klasika ir kas dirba su šiom pjaunamosiom žino, kad tai yra, nieko gero, bet manau, kad tvirčiausia sija rinkoje. Daug kas gali pasakoti, kad turi kažką geresnio, bet Perfect Cutas turi visą pjaunamosios apsaugą per visą apačią, turi pavažas, turi papildomas plokšteles uždedamas. Dabar jas pradėjo dažyti juodai, kad jūs būtų matomas, nes kai viskas buvo nudažyta žaliai, tai klientai gaudavo tai, apie ką nežinodavo turbūt ir nevertindavo. Bet tarp šitos pavažėlės ir alyvos vonios jau viduje yra 13 mm grūdinto plieno, tai įsivaizduokit, 13 mm nėra mažai, tai Perfect Cut sija atlaiko net pačias sunkiausias sąlygas, uolėtas vietas, ten kažkokius akmenis ar kitus nelygumus, patikėkit, Perfect Cutas tai yra tvirčiausia, ką galite rasti rinkoje. Tarp pavažų yra dar įvirinami intarpai, tam, kad apsaugoti pjaunamai. Kaip ir prieš tai minėtame grėblio modelyje, Samaš po truputį atsisako spyruoklių ir čia irgi naudojami hidrauliniai cilindrai spaudimo į žemę reguliavimui.
visą tai galėsite reguliuoti per ISOBUS terminalą. Iš tokios techninės pusės šioje vietoje yra hidrauliniai cilindrai skirti apsaugai nuo akmenų, tai amortizacija tarp sukabinimo ir šienapjovės rėmo. O kitoje pusėje toks gal patogumui skirtas dalykas šienapjovės vidury, tai dirbant tamsoje galima savo patogiai išsiimti ledinį žibintą. Beje, VESEP žibintus galite rasti ir mūsų elektroninėje parduotuvėje. Taigi, taip ranką pasiėmus galite savo patogiai pasišviesti ir pasikeisti peiliuką. XT340W tai plačiausias SAMOSH modelis įmanomas su guminiais volais. XT šienapjovė išsiskiria tuo, kad turi pjaunamosios stalą užverčiamą šiek tiek daugiau negu standartinėse modeliuose, ne 90, o 125 laipsniais. Tad turime mažesnį transportavimo plotį ir gal šiek tiek tolygesnį svorio paskirstimą negu šienapjovę turint pakeltą vertikaliai. Taip pat, kuo išsiskiria XT šienapjovės pjaunamoji, tai yra to paties principo Perfect Cut. Technologiškai viskas yra vienodai, bet XT modelyje visas stalas yra iš Strengths markės plieno, kuris yra gerokai tvirtesnis už paprastą konstrukcinį plieną. SAMOSH XT modelis yra dviejų darbinių pločių, 340 ir 390. Tai kaip sakiau, 340 modelį galite įsigyti su volais arba paprastą, o 390 gali būti tik tai be nieko, be traiškymo volų.